silpną signalą, kaip to kitai. Taip, surasim kokį nors jau. Varyk. Drambliai. 40 viršus. Jo. Decibelų. Reikia tokį silpnesnį surasti. Nelabai yra. Pakankamai sudėtinga. Dabar nelabai tas aktyvus diapazonas yra. Dabar labai įdomus būtų palyginimas dar turėti Elecraftą trečią. Ką šiai dienai visi labai lygina. Nu jo, tai, bet, taip sakykime, kaip čia pasakius, nesu bet ko lyginamas yra. Na, taip. Ir kainų skirtumai tokie nejuokingi. Nejuokingi, jo. Nedaug tai įskiria, atseit. Jo. Neperdėti. Jo. Aišku, sunku, čia, ką rašo, vienas dalykas yra vieni myli tą, kiti myli tą, čia kaip ir su mašinom yra. Dideli šiandien visi. Visi dideli, pabandysime. Bet čia triukšmo lygis mažesnis. Nu, žiūrėk, daug stočių ten, kur buvo vienoje vietoje, parodė, kaip filtruojasi. Tarkim, atidaryk pilnai. Čia tam pačiam dažnume. Nu, čia jau, aišku, kai yra tam pačiam dažnume, čia jau niekas nepadės. Tik tai, kad, nu, vat ir yra, ar užmuša, ar neužmuša, žinai. Čia lipa vienas per kitą čia. Bet čia nėra tokių... Taip, kur čia reikia tokį surasti. Nu čia jis stiprokas. Lygis nukrito tas, kuris nereikalingas. Jo, pasidarys jau iškart išlindo, taip sakykime, tarp viso to triukšmumo. Čia. Nu, dabar, sakykime, pabandykim juostą. Čia pasidaro šis vandenynas, toks, kaip sako, susiaurėja kaip dušio. Bet eina atsimušti gerai, nu, kas šalia yra, taip, žinai. Čia standartinė juosta, ne? Jo, čia tokia, va čia, sakykime, FT taip priminėja. O dabar pabandyk nesusiaurinės juostos tą filtraciją. Padeda irgi. Geresnis jausmas, ta prasme, nes žmonės gal žiūrėdami šitą video, jie gal nepajaustų skirtumą, kaip mes tenai šokinėjom. Čia dar filtras savo daro. Filtras savo daro, jo. Filtras dar, jeigu, va, sakykime, dar jį paryškina, paskaidrina signalą, sakykime. Ypatingai, vat, kada yra silpni signalai, tai tas tikrai yra. Čia stiprų, žinai, signalai, tai čia nėra, nesijaučia tokio didelio efekto. Nu. O ta antra padėtis dar labiau paryškinama. Čia šis gaunas piksėjimas, taip kaip nuo kažkokio sintezatoriaus. Jo. Nu, bet manipuliacija, tai puikiausiai kaip manipuliacija priimi, žinai. O čia 600.
va toks FT, va taip, sakykim, priminėjo. Jau 600 va jau priimki. Taip, man tai labiausiai patinka ant 400, sakykim, telegrafo priminėti. Dar įsijungia šitą pirmą, noise reduction ir labai taip tvarkingai. Triukšmų koregavimas. Ja. Šitas tai, sakykime, tikrai veikia efektyviai. Nu, čia, kaip sako, dar viena knopkė, dėl kurios verta pirkti šį. Ja, dėja, aš su visą pagarbą FT1000, bet dėja šitų funkcionalumų, sakykime, ten nėra. Na, tai man tas... Načas ten yra, bet, jisai toks, tvarko, sakykime, jeigu čia... Na, aš turiu dar senesnį dar, netgi negu, ne senesnį, tiesiog gal truputėlį vyresnį brolį tą FT920, bet, nočias, negaliu pykti iš tikrųjų. Jis labai taip gražiai dirba. Gal ne taip, kaip noise reductionas ar šitas nočias. Bet čia irgi nočia, pačiam reikia sukinėti. Ten grynai automatikas. Čia va tas... Visiškai. Pabėgti gali, aišku. Jo, bet čia šiuo atveju visiškai su filtrais ir su kitom priemonėm gali atsimušti nuo šalia esančios, tada ir nebereikia. Jis daugiau, sakykime, SSB taip tinka. Aš jau nekalbu tą automatinį ant SSB, kada yra, sakykime, bet čia, aišku, ko gero sunku dabar pataikyti, kad panašiai, sakykime, paman. Taip, ne taip. Ai, tiesa. Bet, sakykime, man pats audio irgi toks skaidresnis yra. Ten toks biškai kaip prispaustas toks. Toks, kaip sako, jau platesnė juosta pasidaro. Didesnis garsiakalbis, kaip sako, pats diapazonas toks platesnis gaunas. Dabar, sakykime, jis yra visiškai išjungtas, sakykime, dabar nėra jokio equalizerio ant priėmimo, sakykime. O dabar galim pažiūrėti, sakykime, equalizerį. Šitą ypatingai antrą padėtis aukštų, tai jinai iškelia. Tiesiog, jeigu silpnesnis signalas... Jo, padeda. Čia va, žemi, tai nežinau, gal kam nors patinka, bet man tai ne. Čia, kaip sako. Tas va, userė, kur pats čia nusistatai. Toliau jau čia skonu reikalas. Tai va, žodžiu... Ką čia daugiau, nežinau. Kaip ir beveik viską parodėm. Kaip sako, su tais mygtukais. Plonesnėm rankom gerai, storesnėm jau... Čia vėl jau reikia, aišku, arba čia vėl yra, ar daugiau tų mygtukų yra. Sakykime taip, ta dviguba funkcija man tai, pavyzdžiui, nesiblogėja. Bet aišku, kažkuria prasme ir reikia irgi priprasti. Nes galbūt nėra pati tokia idealiausia, sakykime, kada reikia perjungti į kitą anteną. Pavyzdžiui, į priėmimo anteną.
kad reikia biškį jau, paspausti, sakykime, palaikyti. Bet čia vėl įpratimo reikia. Nes jeigu trumpai, tai įjungsi antinatorių. Čia tai tikrai taip, kad užlaikymo... Tų visų funkcionalumo reikia, tai jie išsprendė yra per dvigubą, taip sakykime... Dvigubą mygtuko funkciją. Jo, mygtuko funkciją. Kad jį prideda daugiau mygtukų. Tai čia vėl, kaip sakant... Bet tai šiaip... Kadangi jisai mažas, tai yra, tai aišku, čia tų mygtukų daug nepridėsi. Tai ko gero vienintelį išeitis yra. Supratau. FT1000, tai aišku, čia jisai yra... Ai, svarbiausias klausimas, teisingai, buvau sugalvojęs, bet buvo, kaip sako, iškrito iš galvos. Užsiėmėm ilgas tais diapazono naršymais. Tiesiog tiems radio mėgėjams, kurie neskaito, iš principo, vartotojo vadovų, tas stebuklingas atstatymo mygtukas yra, ar... Kažkaip nesiaiškinau, teisingai. Tai dar nebuvai papuolęs? Ne. Yra, galima viską į defaultą varyti. Aišku, vėl vis... Kažkur, man atrodo, parašyti. Yra, galima tą padaryti. Galima daryti iš kompo, sakykime, galima daryti... Supratau. Aišku, dar vienas įdomus dalykas, dar tiek laiko nepraėjo, kad gerai žinotum, kaip ten kas, tiesiog ar jį įmanoma įėjus meniu užlaužti patį, nes jis vis dėlto pusiau programinis dalykas, kaip sako, stiprią operacinę sistemą turi. Tai aš, kaip tavo rusų forumuose skaičiau, kad kiti ten tuos nustatymus pasidaro ir atseit neįsisaugo. Pakol kas man taip nebuvo, kad neįsisaugotų. Aš įtariu, kad galbūt yra taip. Sakykime, nuspaudžia meniu, išsirinko kažkurie tai funkciją, tą funkciją patvarkė ir užmiršo išjungti meniu. Tada, aišku, neįsisaugo. Čia yra du atvejai. Arba išjungi meniu, arba yra mygtukas clear. Supratau. Tai čia įtariu, kad galbūt, žmogus paprasčiausiai užmiršo, nustatė ir neišėjo iš meniu. Tai aišku, tada neįsisaugo.